3, 2, 1. Pasiruoškite išgirsti daug aktualios informacijos apie tai, kas keičia jauno žmogaus pasaulį. Pokalbiai su ne jaunimu prasideda. Labas vakaras! Kiek daug jūsų čia susirinkę, kaip smagu matyti, tiek daug veidų. Žinot, ką pasakysiu, tai yra paskutiniai pokalbiai, bet mes tikrai neverkt susirinkom. Šiandien yra šventė, šiandien yra penktadienis, tai aš tiesiog prašau jūsų, kad mes pasilinksmintume. Šiandien yra labai graži šventė, šiandien mes švenčiam antrą Šilalės miesto šventės gimtadienio dieną. Žinot, kiek metų sukako Šilaliai? Taip, teisingai, tai yra 490 metų mūsų gimtajam miestui. Nežinau, galbūt turim ir svečių, tai labai džiugu jūs tikrai matyti čia. Sveikinuosi ir su tinklalaidės žiūrovais. Tai šitas pokalbis bus filmuojamas. Čia informuoju, jis bus ir fotografuojamas, ir filmuojamas taipogi. Tai aš labai džiaugiuosi galėdama pristatyti tokį svečią. Šita miesto šventė mums suteikia progą pasikviesti svečią, kuris yra kilęs iš visai netoliese, iš Tauragės. Ir jo vardą ir pavardę turbūt žinot kiekvienas. Ir jis yra tikrai pasiekęs nemažai. Tai aš tiesiog noriu pakviesti šalia savęs Roką Baciušką. Labas vakaras, kaip laikotės? Pradžiai galvoju, bus labai mažai žmonių, bet žiūriu, susirinka jaunimas ir ne jaunimas. Tai smagu matyti, manau, gerą pokalbį turėsime ir ilgai nelaikysim jūsų, nes penktadienis vis tiek norisi švęsti. Jie atėjo švęsti kartu su tavim? Tai taip, pažiūrėsim po pokalbio. Gerai. O aš dabar noriu pradėti pokalbį. Nėra kada dėlst. Tai kas šiuo momentu labiausiai tave neramina? Šiuo momentu niekas iš tikrųjų. Dakaras dar toli, tai kažkaip nerimo dar nėra, o kai likus mėnesiui, tai nerimas prasidės. O kokie projektai laukia išvysti dienos šviesą? Projektai tai yra tikslas važiuoti 25-ais, galbūt, jeigu surinksiu rėmėjų, pinigų, T1+, kur važiuoja ir Žala, ir Vanagas. Ir tikrai norisi pakovoti tarp aukščiausių, kaip pasakyti, elito. Ir manau, kad mums tikrai pavyks. Aš tuo tikrai nebejoju. Neseniai grįžai iš Ispanijos. Ką ten veikiai? Ispanijoje turėjome varžybas. Pirmą kartą pabandėm T1+, tai yra T1+, kur važiuoja Vanagas ir Žala. Kas stebėjot, kas žino, tai buvo pati sunkiausia Europos etapas, pasaulio taurė. Ir mes pasibandėme Toyota Hiluxą pirmą kartą ir pasižiūrėjom, kaip mums sekasi. Ir visai gerai sekėsi ir iš tikrųjų bandėm daug visokių naujų dalykų, nes tikrai didelė mašina, 2 tonos sveria, o mūsų bagis, kur aš važiuoju savo klasėje, sveria nei mažiau 900 kilogramų. Tai labai didelis skirtumas ir tas rezultatas tikrai buvo neblogas, baigėm 9, iš tikrųjų galėjom baigti geriau. Bet kaip pirmas blynas tikrai neprisvilo ir buvo kažkiek klaidelių ir šturmano, nes vieno waypointo nepaėmėm, tai gavom 3-4 minutės. Bet kaip pirmos varžybos su tokia mašina tikrai geras rezultatas. Bet tu ir išvykdamas į šitą ralį teigei, kad vis dėlto pirmenybę teiksi ne rezultatui, o tiesiog tam, kad sėkmingai finišuotum. Tai kodėl atsirado būtent toks požiūris ir kodėl tu galvoji, kad tai yra priimtiniau? Todėl, kad iš pirmo karto nieko nereikia įrodinėti ir nesinori šnekėtis, kad tu pats geriausias, o kai elitas pravažiavė Patrancelis ir Sainsas, visas, kaip pasakyti, legendos Dakaro, tai jie turi daugiau patirties negu aš ir tikrai teigiam, kad čia yra treniruotė tiesiog, o neteikti, kad mes atvažiavom aukščiausių rezultatų. Nes čia viskas aišku, kai tu pirmas varžybas atvažiuoji, tik su mašina turėjom mes apie 300 km testų ir po to iš karto varžybos, tai džiaugiuosi, kad finišavau. Mes irgi džiaugiamės, kad finišavai. Bet mes dabar kalbam jau apie tavo tolimą etapą ir norisi paklausti apskritai, nuo ko viskas prasidėjo, iš kur atsirado tavo aistra šitam sportui ir apskritai, kas išleido tokį sportą.
Tai kaip manau, kiekvienas berniukas turėjom visokių būrelių ir aš pats futbolą lankiau ir stalo tenisą žaidžiau, visus praėjau tos būrelius ir netoli Tauragės yra Smalininkų kartodromas, jeigu teko kažkam Smalininkose buvoti ar važiuoti su nuominiais kartingais, tai ten buvo mano pirmasis treneris Tauras Staniulis, kur tiesiog pasiūlė pavažiuoti su kartingu pramoginiu ir pasižiūrėjom, kad visai patiko man važiuoti ir nusprendėm nusipirkti sportinį kartingą ir pirmus metus tikrai sunkiai sekėsi Lietuvos čempionate, bet labai stipriai dirbau ir antrus, trečius metus mes tapome iš karto Lietuvos čempionais ir po to važiavom po Baltijos čempionais tapome ir po to taip susikūrė varikliukas, kad reikia tęsti, nes kai pradeda sektis, tai reikia tęsti iki galo. O kaip reagavo aplinkiniai iš tavo karjeros pasirinkimą, ar jie nebandė sustabdyti? Manau, būtų gaila, kad būtų stabdę mane, nes gal gerą linkme mane nuvedė, šiuo momentu tikrai tą vairą moku sukti ir į gerą pusę. Ir man tik 23 metai, o dar tik ta jaunystė prasidėjo, tai tikrai daug yra nuveikta. Ir tas Dakaras, kaip aš pradėjau galvoti apie Dakarą, kaip važiuoti, kaip mane sužinotų daugiau žmonių, kaip man pradėti kurti ateities planus, kad aš turėčiau tikslą važiuoti 1+, aš turėjau suvažiuoti Dakarą. Nes manau, kad 2 savaitės, kas važiavote, kas stebėjote ar važiavo ir Dakarą, tai žinote, kad yra Dakaras, tas 2 savaitės daug, taip pat peržiūrų, kiek turi Eurovizija. Taip, tai aš juokavau kažkada, sakiau, kad Dakarą turbūt žino ne tie, kurie po akmeniu gyvena. Tai tikrai žinomas dalykas, net ir mano draugai stebėjo ir stebėjosi, kaip tu aukštai buvai pakilęs, kokią prizinę vietą vos neiškovojai, tai tikrai labai didelis pasiekimas ir džiaugiamės už tave. Tai taip, buvo pasiekimas, iš tikrųjų pirmas Dakaras 3 vieta, o 2 metai buvo tikslas laimėti čempiono titulą Dakare, bet dėja nepavyko. Paskutiniuosius kilometrus, paskutinę dieną, likus 30 km iki finišo, buvo taip, kad nusisuko kardanas. Bet čia taip atsitinka, čia autosportas, tai manau, kad sustiprėjau dar labiau ir dar mano tikslai yra didesni ir norisi pasiekti, kaip pasakyti, kuo greičiau. Taip, bet taip pagalvojus, Dakaras irgi yra labai nemenkas išbandymas kiekvienam sportininkui. Mums iš šalies žiūrint, tai turbūt šokas ištinka, pamačius tos kalnelius ir staigius posūkius. Tai norisi paklausti, ar nėra tos baimės, kad darbas gali pražudyti? Tai žinai, kaip sakoma, žūsi, nežinosi, kada žūsi. Tai čia važiuoji, kaip pasakyti, važiuoji vieną kartą pabandyti Dakarą, vieną kartą gyveni, tai negalvoji apie tai, nes jeigu galvosi apie tai, tai tas rezultatas neteitų. Nebailiam šitas sportas yra iš tikrųjų, tai benzingalviai tikrai suprastų, kad mes kvėpuojam tuo adrenalinu, kai mes gaunam, kaip pasakyti, dozę adrenalino, tai tiesiog susikoncentruoji važiavimą ir bandai tiesiog daryti savo darbą ir pasiekti savo tikslą. Tikrai labai įdomu šitą girdėti, nes tikrai galbūt retas, kuris išbandom net šitą jausmą ir tikrai, manau, nesam kiekvienas važiavęs tokiu dideliu greičiu ir per tokius staigius posūkius. Bet kitas dalykas tai yra greitis. Kada praradai greičio baimę? Tai greičio baimė visą laiką tokia minimali yra, kai tu važiuosi ten 320 km/h, bet tenais kopose tikrai nėra greitai, tu tiesiog yra labai dideli, kaip pasakyti, kaip jums paaiškinti, kad kopai yra tas pats, kai jeigu esat slidinėje važiavę, tai taip pat atrodo kopos kaip kalnai. Ir iš tikrųjų sudėtinga apibūdinti, man apsakyti tokį, kaip pasakyti, gamtos fiziką, kaip tenais atrodo ta gamta. Tai čia, kai mes buvom išvažiavę į 3 dienas į pačias dykumas, į pačias didžiausias Saudo Arabijos dykumas, tai čia būtų, kaip paskaičiavau, būtų kokias 4 Lietuvos. Vien tik dykumų, jokių nėra gyventojų ir tiesiog leki per tas kopas, tai iš tikrųjų daug visokių prisiminimų yra. Bet tiesiog, kai tu praleki, pravažiuoji ir dingsta tiek greitai prisiminimai ir bandyti siekti kitų tikslų ir sieki kitą Dakarą ir stengiasi važiuoti, bandyti
kaip pasakyti, stengtis, nes labai daug kainuoja pinigų, labai iš tikrųjų, jeigu ir, kaip pasakyti, vaikai, kurie pradeda važiuoti kartingais, gal jisai ir yra talentingas, bet jeigu nėra paramos senelių, mamos ir kas galėtų jam padėti, tai jam nėra įmanoma tapti profesionaliu lenktynininku, nes autosportas yra pats brangiausias sportas. Ir jeigu, pavyzdžiui, važiuoti T1+, kategorija kainuoja 1 milijonas eurų. Per daug. Tai vat, tą milijoną eurų reikia labai stipriai dirbti, kad rėmėjas patikėtų tavim, nes iš tikrųjų labai sudėtinga yra Lietuvoje su rėmėjais. Prakalbai apie rėmėjus, tai apie juos ir pakalbėkim. Tai ar gali teikti, kad tave šiuo momentu supa tie rėmėjai, kurie tau užtikrina tą finansinį stabilumą? Užtikrina, bet tiesiai šviesiai tėčiui vis tiek reikia prisidėti prie mano tikslų. Tikrai biudžetas yra stipriai mažesnis, negu atėjo pas mane, mes tapome Red Bull atletų, tai mano buvo iš vienų tikslų, svajonių, nes lietuvio nėra kaip tokio autosporto atleto ir labai Red Bullis žiūri tos profesionalius jaunus lenktynininkus ir, kaip sakoma, bet ko neima. Ir man pasisekė iš pirmų metų, čia viskas vyko po pirmo Dakaro, kai mes finišavome iš pirmų metų 3. Red Bullis pastebėjo ir, kaip matote, šiais metais važiavome už Red Bullio vėliavą. Taip, o pažįsti kitų galbūt Red Bullio atstovų, atletų? Ar gali pasisemti šių patirties, pavyzdžiui? Taip, mes turime tokią specialią programą, appsą, kur tu gali matyti kiekvieno atleto visas duomenis, jeigu tau reikia kokių klausimų ar kažkas pasiskambinti, tai tikrai gali skambintis ir tie visi Max Verstappenai, kas yra Red Bull atleto, tai daug neišvardinsiu, nes jų pasaulyje tikrai yra labai daug. Tai čia faktas, nes Red Bullis irgi nėra maža įmonė. Tikrai taip. Norėtųsi galbūt nukrypti kažkiek nuo šitos temos ir paklausti tavęs apie tavo kasdienybę. Tikrai tos varžybos nėra tie vienetiniai atvejai, kuomet tu kažkur dalyvauji, tu turi atlikti ir tam tikrą pasiruošimą. Tai kaip būtent tas pasiruošimas varžyboms atrodo? Pasiruošimas vyksta pas mane vasarą truputėlį, stabdis yra atleistas, daug pasakyti, kaip kiekvieną dieną nestreniruoju, bet į savaitę porą kartų prasimenu ar prasibėgu, kažkokią aktyvaciją darau. Bet profesionaliai, kaip ruošiuosi, tai likus Dakarui iki varžybų, 2 mėnesiai iniciatyvaus sporto salėje, pirtyje, būtinai reikia pirtyje būti, nes labai daug išprakaituoja ir labai karšta būna kai kuriuom dienom, bet kartais kai kuriuom dienom labai šalta būna ir šlapia. Jeigu šį Dakarą stebėjau, tai buvo netgi vandens, liūčių, tai buvo keista Saudo Arabijai matyti lietų. Tai vis dėlto taip ir atrodo, tarytum dykuma, kurioje labai labai retai lyja. Tikrai taip. Gerai, keičiam dar temą. Kokie didžiausiai išbandymai kliūna va tuose visose ruožuose, visose raliuose ir varžybose? Išbandymai tai, kad nuo pirmos kopos nenusiversti ir neiškristi žaidimo, nes ten yra, kai iš bado žaidynės. Jeigu matė filmą esat bado žaidynės, tai ten tas pat. O jeigu padarai kažkokią klaidą, game over, sekantis. Ir labai daug yra sudedamųjų dalių ir turi galvoti labai psichologiškai, ne vien, kad tu greitas esi, bet iš esmės irgi reikia galvoti, kaip tau taupyti techniką, kaip tau važiuoti, kaip per tas kopas, kaip per tos akmenis, kaip per tos visokius uolas, išdžiūvusius slėnius. Ir labai tokių daug sudedamųjų dalių. Ir labai žmonės, kodėl nustemba, nes aš toks jaunas ir šitos patirties iš tikrųjų neturėjau to Dakare ir taip pasisekė, nes aš irgi kalbėjau kaip patyręs lenktynininkas, bet aš kalbėjau, nes Dakare ne vien priklauso greitis, priklauso labai daug galvoje. Taip, protas visagalis, visada jis gali padėti. Buvo tavo tokia skambi frazė. Aš aplenkiau Schumacherį. Manau, visi žinot, kas tas Schumacheris yra. Tai kokia tos frazės kilmė ir ar apskritai šitas pasiekimas tau daug reiškia? Pasiekimas, aišku, gyvenime checkpointą gerai užsidėti. Tai Mick Schumacheris turėjo sūnų, Michaelis Schumacheris turėjo sūnų Mick Schumacherį ir mes tais pačiais metais, mano metų yra, mes lenktyniavome su kartingais, Europos čempionatus, pasaulio čempionatus, nes visi Formulės 1 lenktynininkai pradėję yra nuo kartingų.
Ir jeigu man būtų kažkada galimybė suteiktos Formulėje 1, bet čia yra lietuviai, tikrai neįmanoma, nes yra tam tikrai šeimos genai. Max Verstappenas turėjo ir savo tėtį, kuris važiavo Formulės 1, tai tam tos vietos tikrai yra užimtos, nebent turi ateiti su milijoniniais savo biudžetais ir tada gali tikrai važiuoti. Bet mūsų Lietuva yra labai maža, bet esame stipri, bet mūsų labai rinka maža yra. Bet ar nenorėtum išmėginti Formulės 1? Išbandyti, tai aišku norėtųsi, bet kažkada ateityje, kai uždirbs milijonus eurus, gal tada galėsiu pravažiuoti vieną ratą. Mes tikim tavo sėkmę. O jeigu galėtum išbandyti kokią kitą sporto šaką, kokia ta šaka galėtų būti? Nebandyčiau nei vienos. Kaip čia taip? Nes radau savo sportą iš tikrųjų, nes nežinau, esu išbandęs į futbolą, krepšinis, todėl esu mažas, tai netinku iš karto. Ir nežinau, kokį kitą sportą galėčiau pasirinkti. Labai sudėtinga, negalėčiau tau pasakyti iš karto. Bet pasirinkau sportą, kur dabar važiuoju, tai ne už ką nekeičiau į kitą sporto šaką. Smagu girdėt, bet noriu pridėti, svarbu ne ūgis, o smūgis. Tikrai taip, nesmūgis, bet jo, mažas, bet krepšinė tikrai nepadės, manau, ūgis. Tai rankinis, pavyzdžiui, koks yra? Rankinis. Sakau, kiek darbo įdėsi, tik ir turėsi. Jeigu treniruosies kiekvieną dieną, tai gali galbūt tai pats geriausias krepšininkas ar šokėjas. Nesvarbu, kuom užsiėmė, bet turėtų duoti labai daug savo darbo laiko, kaip ir manau, kiekvienas ar darbą dirbantis, kai turit savo tikslų, sieki, dirbi, uždirbi ir viskas savaitgalį leidi gerai. Va taip, penktadienį. Gerai. Dabar lenktyniauju su Bagiu. Ne man kalbėti apie šitas transporto priemonės, bet nieko tokio. Ar yra ateityje vizijų lenktyniauti su automobiliais? Taip, yra dalyvauti. Kitais metais yra planas važiuoti Dakarą su T3 kategorija. Yra didesnė, galingesnis bagis, nes palei kontraktą aš turiu pasidaręs, kad aš turiu suvažiuoti su bagiais T3. Kitais metais važiuoju su T3, o 25 bandysim siekti rinkti pinigėlius T1+ kategorijai, kur yra pati stipriausia, kur yra automobiliai. Dideli tikslai dažnai atneša ir didelę sėkmę, tai... Čia priklauso sėkmė, aišku, 80%, bet reikia 30 įdėti irgi savo labai darbą. Sėkmė yra kaip visur, nepasirinksi tos sėkmės. Kažkaip girdėjau, kad kiti kitaip šneka, bet gerai, galbūt šitas sportas išskirtinis. Išskirtinis yra, nes labai daug susideda, nes ne nuo tavęs vieno priklauso rezultatas. Šturmanas. Jeigu tave nuves kažkur į kitą pusę, gausi baudų. Iš rezultato nebus. Komanda neprisuks padangos, kažkas atsitiks, nesutvarkys iki galo. Mechanikai kalti. Žodžiu, yra rezultatas bendros komandos, nes aš automobilį ne vienas esu, techniką ne pats tvarkau, o mechanikai, kurie supranta, tai tas toks laimėjimas būna daug žmonių, ne mano vieno. O kaip galima tapti tavo šturmanu? Mano šturmanu sudėtinga iš tikrųjų tapti, nebent tu esi labai patyrusi arba patyręs žmogus, kuris turi patirties pravažiavę 3-4 Dakarus, tada galim kažką kalbėti. Patirtis ir darbas. Viskas, ką girdžiu. Ai, dar sėkmė, atsiprašau. Sėkmė. Taip, tai daugybė ralių, varžybų, lenktynių ir tikrai labai daug prizinių vietų ir apdovanojimų. Kur talpini viską? Turi kur kolekcionuot? Turiu. Dar neskaičiavau, kiek turiu. Iš tikrųjų, turiu savo kambaryje, viską sudėjęs, bet kažkada gyvenimo etapas norėsis gal Tauragėj padaryti kažkur su savivaldybė, pasikalbėti, kad įrengtų kokį kambarį, kad žmonės galėtų pasižiūrėti, nes aš esu parvežęs 2 beduinus, kur nėra po Baltiją. Ir tie beduinai daug, kaip pasakyti, reikėjo atiduoti dėl jų. Ir gaila, kad nepavyko atsivežti, nes jie tokie atrodo labai galingai ir atrodo įspūdingai. Aš tikiu ir šitos pasiekimus parvežti į Tauragę, į gimtąją Tauragę turbūt būtų išties labai, labai pagirtina.
Tikrai taip ir manau, kad net ne vien Tauragė ir Šilalės miestelis ir visa Lietuva, tai tas pats iš tikrųjų Tauragė ir Šilalė tai kitoj rankoje, tai vis tiek čia mes esam kaimynai, draugai, tai vis tiek kalbame tą pačią tarmę, niekom nesiskiria, mes mėgstam galūnės, kaip pasakyti, patrumpinti, bet aš kaip nekompleksuoju to dalyko, aš kalbu savo kalbą, kiti žmonės labai kompleksuoja, tipo reikia kalbėti taisyklingiau, turi jaustis laisvai, kalbi, nusišneki, nu ką, nusišneki ir viskas. Yra kaip yra ir nieko nepakeisim. Taip. Bet taip gražu, reikia išsaugoti savo tarmę ir mylėti tą tarmę. Tai prieš užbaigiant jau pirmą dalį, aš noriu tavęs paprašyti kūrybiško palinkėjimo tiems asmenims, kurie galbūt norėtų pradėti savo karjerą autosportą. Autosportą. Turėti pinigų pirmą, va taip reiktų, jeigu tai tiesiai šviesiai, bet tiesiog svajokit ir svajonės pildysis, tai tikrai reikia svajoti, o patarimas dirbk savo darbą ir vaisiai bus saldus. Gerai, ir galbūt dar palinkėkim to, kad išbandytų savo sėkmę perkant loterijų. Tikrai taip. Aš norėčiau, kad pasiplotumėt, savo labai smagu pamatyti. Galit? Ačiū. Gerai, na, o dabar į sceną kviečiu Samantą Vaičikauskaitę. Tai yra žmogus, kuris garsina Šilalės kraštą plačiai ir garsiai. Šiandien jinai mums padovanos muzikinę pertrauką ir aš tikiuosi, kad jūs kartu dainuosit, plosit ir ją pasitiksit taip pat garsiais aplodismentais. Sveiki visi, labai malonu šiandieną būti ir pirma daina bus italų kalba. Come albero nudo senza te, senza foglia radice mai, abbandonare così per rinascere mi servì qui. Non c'è una cosa che non ricordi noi, questa casa perdura mai, mentre la neve va giù. Quasi Natale tu non ci sei più e mi manchi amore mio, tu mi manchi come quando certo Dio era senza di te, io ti vorrei per dirti che tu mi manchi amore mio, il dolore è forte come senza di te, io vuoto dentro me, perché di noi rimasta l'anima, ogni pega, ogni pagina, si chiude gli occhi, sei qui, che mi abbracci di nuovo così, e verrà noi stretti dentro noi, legati per non slegarsi mai, in ogni lacrima tu sarai, per non dimenticarti mai, e mi manchi amore mio, così tanto che ogni giorno muoio anch'io, ho bisogno di te, di averti qui, per dirti che tu mi manchi amore mio, il dolore freddo come ognuno addio, era senza di te, io vado dentro me.
Sekanti daina bus labai girdėta. Celine Dion daina pavadinimu I'm Alive. Aš esu gyvas. I get wings to fly. Oh, I'm alive. Yeah. When you call on me, when I hear you breathe, I get wings to fly. I feel that I'm alive. Hey, hey. When you look at me, I can touch the sky. I know that I'm alive. Oh, when you bless the day, I just drift away. All my worries die. I'm glad that I'm alive. You set my heart on fire. Fill me with love. Make me a woman. I'm clouds above. Yeah, I couldn't get much higher. My spirit takes flight. 'Cause I'm alive. Oh, when you call on me, when you call on me, when I hear you breathe, I get wings to fly. I feel that I'm alive. I am alive. When you reach for me, when you reach for me, raising spirits high. God knows that I'll be the one standing by through good and through trying times. And it's only begun. I can't wait for the rest of my life. When you call on me, when you call on me, when I reach for me, I get wings to fly. I feel that when you bless the day, I just drift away. All my worries die. I'm glad that I'm alive. Hey, hey. I get wings to fly. God knows that I'm alive. Ačiū. Sekanti daina bus garsios atlikėjos, kurios jau šiuo metu nebėra, Tina Turner. Daina I'm Ready. Aš pasiruošęs. I was happy with the fear, every move was new. I was searching for myself. When I found an angel there in the clouds, I
this was meant to be. 'Cause you were sent to me, and I'm ready to touch somebody. I'm ready to love someone. I'm ready to listen to my heart and let you in. Now I'm ready to touch somebody. I'm ready to love someone. I'm ready to finally feel something real in me. I'm ready to finally feel something real in me. Ready. Ačiū. Samanta, neskubėk pabėgti. Žinok, mes turim labai gražią padėką tau už tokį pasirodymą. Tai esam labai dėkingi visa Pokalbiai su nejaunimu iniciatyvinė komanda ir dėkojam tau už tokį jaunatvišką pasirodymą. Rokai, grįžk. Testas. Gerai, viskas veikia. Nespėjo, žinok, dar išsijungti čia mūsų dar lengvai Dar neišvarys. nenusibodo jums? Tokie kažkokie pavargę. Nieks nieko neįpila, turbūt pavargę. Liūdnas penktadienis, reikia Taip. juos pralinksminti. Tai pralinksminsim. Taip, tai pradėkim nuo senų laikų linksmint. Prisiminsim labai senus laikus, tai vaikystę. Rokai, kokia buvo tavo vaikystė? Sunku prisiminti visus etapus, kas vyko vaikystėje, bet mano vaikystė buvo, aš būdavau labai toks energingas, labai toks, kaip pasakyti, velniuku mane vadindavo, kai mažas būdavau. Tai toks energijos, neturėjau kur dėti energijos, tai toks energingas berniukas, kuris daro nesąmonės, toks būdavau aš. Mažas ir padūkęs. Tai padūkęs, tai tikrai buvau padūkęs, iš tikrųjų nebuvau pats geriausias, kaip pasakyti, mokinys, bet mokinys nebuvau toks, kad labai blogas, tik tiesiog man mokintis labai sunku buvo. Aš buvau geras, kaip iš mokinio pusės, tik pažymiai nebuvo tokie geri, kurie turėtų būti. Bet aš visą vaikystę, visas mano šimtadieniai nebuvimai buvo, kai aš turėjau būti Italijoje, o visas mano jaunimas, klasiokai tūsina, tai daug buvo, kaip pasakyti, atiduota, nes vieną kartą gyvenime šimtadienis būna, o dėja neteko dalyvauti man, bet teko sudalyvauti Dakare, tai kažkaip, manau, viskas gerai. Tikrai manau, kad nieko nepraradai, o dar daug laiko liko, kada atšvęsti ir kurį tai praleisti, ką praleidai apskritai. Tas laikas labai greitai bėga, tai nuo 18 metų iki 20 metų tai dar lėtai, bet po 20 metų tai nespėjai vasarą puk, žiemą puk, žiūri, Dakaras praėjo ir vėl Dakaras artėja, baigęs, artėja ir taip laikas labai sprogsta, kai tu daug visko gyvenime darai, tai netgi nežinai, kuri savaitės diena būna kartais. Tu vis bandai sprukt nuo mano tos vaikystės temos, bet aš vis tiek į ją sugrįšiu. Aš tikrai drįstu abejot, kad tu mažas svajojai tapti lenktynininku. Gal pameni, kuo iš tikrųjų tada svajojai būti? Lenktynininkui svajojau, dar yra videoklipas, kur mano tėčio draugas filmavo mane ir man buvo 7-8 metai ir sako, Rokai, kas tu būsi užaugęs, aš mažas, aš būsiu lenktynininkas. Tai ta nuo vaikystės buvo, tai aš nemeluoju tau ir negaliu pasakyti apie kitą, ką svajojau. Jeigu nebūčiau lenktynininkas, tai būtų ta svajonė kita atėjusi kažkaip, manau, automatiškai. Vaikystės, kom būti užaugus. Smagu girdėti, o tikrai galvojau, kad nėra taip iš tikrųjų. Gerai, o koks tavo laisvalaikis? Laisvalaikis tai
Turiu Mažonuose karjerą. Iš tikrųjų, jeigu domina, tai yra, čia ne reklama, čia yra pasiūlymas, jeigu norit pajusti, kaip jaučiasi mano šturmanas, aš esu Mažonuose, čia yra nuo Šilalės iki Tauragės, čia tarp vidurio yra, tai čia 15 km mano trasoje esate ir pasėdėti šalia manęs, mes darom tokią pramogą, kas seka Facebook'e, Instagram'e, galit rašyti e-mailą ir susisieksim su jumis ir kas nebandė, galit pravažiuoti šalia su manimi ir aš darysiu irgi mokyklą, dirbu tuo klausimu, nes noriu nusipirkti dar keletą bagių ir padaryti tokią RB Driving Experience. Tokius bus 3 tipai - turistinis, sportiškas ir pravežimas su manimi. Tai tos pramogos bus, dabar pramoga viena yra, pravažiavimas su manimi. Ir čia, jeigu esate šalia, netoli ir trūksta pramogų adrenalino, tai visada welcome. Ar būtų norinčių? Ar visi bijotų gal? Nes daug kas bijo, iš tikrųjų, buvo keli atvejai, kad atvažiavo šeimyną, turėjau 2 pravežti, bet gavos, kad 3 pravežiau, nes vienas labai bijojo, bet mama ir tėtis užmotivavo tą vaiką, tai jisai atsisėdo, pravažiavo, tai jis labai dėkingas buvo, ta emocija visa tokia ir man pačiam smagu suteikti žmogui tokią emociją, nes niekada gyvenime jis to nėra patyręs ir tokie gyvenime gali šansai nebūti niekada, o čia aš tą darau ir dar čia šalia, tai chebra, naudokitės, kol dar galit. Kaip smagu šitą girdėti ir iš tikrųjų dar pagalvojau, tu jau tikrai daugeliui žmonių esi tapęs lyg autoritetas. Ir neseniai, tikrai, negaliu meluoti, mačiau, kad tavo brolis taip pat neseniai nuskynė laurus kartingo varžybose. Tai ar galima teikti, kad ir broliui tu esi autoritetas? Tai taip, automatiškai brolis nori būti geresnis už brolį, bet jo, mes važiuojam Lietuvos čempionato ir mes su šeimyna diskutuojam, ar mes dar norim leisti vieną vaiką, dar vieną sportuoti, lenktyniauti, nes viskas reikia pradeda viską teisingai, žingsnius su kartingais, bet Lietuvoje, kai nebebus su kuo lenktyniauti, kai jau bus geriausias, jau reikia tada važiuoti į Europą, pasaulis ir krūva pinigų gaunasi ir taip dėliojam ir kažin ar verta dar investuoti, kaip sakoma, laiką ir labai dideli pinigai gaunasi, kai aš suskaičiuočiau labai daug, čia pradėjau sportuoti nuo 9 metų ir per tą laiką tai nežinau, kaip tėvams reikės atiduoti, tai va. Prasiskolinau, bet čia į gerąją pusę prasiskolinau, tai jie tikslas buvo investavo į mane ir kiekvienas rezultatas, laimėjimas, tai turbūt irgi juos kėlė į viršų, mano tėtis susijama logistiką, transporto, mes pardavinėjom 9 mašinas ir naujas ir nuomą ir sako man tiesiai šviesiai, sako, aš mačiau tikslą, aš norėjau daugiau ir tą padarytų, nes mums reikėjo daugiau pinigų važiuoti, nes kiek tu laimi ir jeigu nori stipriau eiti, stipriau, kas kiekvienas kartais yra brangesni pinigai, tai su jo variklis buvo, jam būtų užtekę gal kaip pavyzdys 20 tralų, bet padidėjo iki 100 tralų. Tai čia yra pliusas, todėl kad jis būtų užtekęs, kaip pasakyti, gyvenęs ramiai su 20 tralų, jokių problemų, o kai yra daugiau tralų, daugiau žmonių, daugiau problemų ir, kaip pasakyti, daug visko susideda. Tai ačiū jam. Taip, tai pakalbėjai apie tėtį, apie brolį, yra dar ir mama. Ir kažkaip norisi klausti, koks tavo ryšys apskritai yra su šeima, jinai tave tikrai palaiko, akivaizdu. Ar dažnai juos aplankai? Aš aplankau kiekvieną dieną, nes aš su jais gyvenu, nes mes mūsų šeima, kai yra kai italų, gyvena vaikai, anūkai, po to močiutė, seneliai, visa giminė tada gyvena viename name. Bet tikslas yra persikraustyti, bet aš neskubu, kol priema reikia naudotis, o kai spirs lauko, tada reikės galvoti, bet dėja taip nebus. Tikslas yra kitokie, jeigu būčiau nevažiavęs Dakarą, tai gal tenais būtų kitokie dalykai, būtų prioritetai, kaip ir, manau, kiekvieno normalaus žmogaus namas
gera šeima ir gražus vaikai, sveiki. Bet dėja, mano tikslai yra biški kitokie, tai aš tenksiuos daryti biški kitaip. Kaip jau pabaigsiu, tada bandysiu kurti. Unikalumas visada žavi, tai tik į priekį. Į priekį ir kaip sakoma, kad niekada nereikia pasiduoti ir tikėti savim. Jeigu savim nepasitikė, tai tu niekada nieką nepasieksi. Taip, čia yra tiesa, visiška tiesa ir tikrai jos niekas negali paneigti. Aš pakeisiu temą. Naujienų tinklaraščiai mirga nuo tavo pasisakymo apie įvairias varžybas, ralius ir lenktynės. Ar tau patinka tas žiniasklaidos dėmesys? Kaip sekasi apskritai tvarkytis su juo? Ar su jais bendrauti, ar kad jie parašo straipsnius? Iš tikrųjų, pradžioje tai kai rašydavau, dar skaitydavau, bet dabar tiek tų straipsnių, kad aš jau nebeskaitau. Turiu savo vadybininkę, kur užsiema labai daug mano reikalais, nes aš vienas nebespėjau, nes visokie ir kontraktai, ir su komandos, kaip pasakyti, ryšiai, logistika, nes kelionė ne vien varžybos, yra ir bilietai, ir viešbučiai, mes buvom ir Meksiką išvažiavę į varžybas. Tai tenais tai gyvena žmonės kitaip negu mes. Čia mes gyvenam ramiai labai. Ten kiekvienas turi ginklą, ten jeigu net ne vietoj ir kažkur atsidursi, tai ten vadinasi rančos, ten yra narkos baronai, ten kur yra pasidarę savo, kaip pasakyti, tvirtovę ir augina visokius savo, kaip pasakyti, negaliu sakyti, kaip pasakyti, ne grūdai, bet yra tenais salotos kažkokios tenais, ta prasme, ir esmė yra, kad, žodžiu, tenais yra labai pavojinga ir tam, kad grįžom iš tų mes Meksikos, tai aš pats laimingiausias žmogus, nes kitais metais jau nebevyks tokį Meksikui, nes ten kitaip pasaulis gyvena, o mes čia galim džiaugtis labai ramiai. Tai ar džiaugies gimęs Lietuvoj? Žinoma, tai galėtų jinai būti labai didelė, kai tada buvo prieš istoriją, kaip pasakyti, kai istoriją mokino, nes tai, kad tokie būtų, tai būtų labai, būtume dar didesni, žinomesni, bet mūsų kaip maža Lietuva, mūsų gyvena, nežinau, kad dar 3 milijonai gyvena Lietuvoje. Dar, vasarą gal kai grįžtat, pasakyti visi lietuviai iš Anglijos, tada gal susidaro 3 milijonai, bet iš tikrųjų labai žmonių mažai gyvena Lietuvoje ir kartais netgi aš keliauju ir pasakoju žmonėm, net sako, kur ta Lietuva yra, net nežinoma. Labai maišo iš tikrųjų su mumis, žinot, su kuo maišo, bet šiais laikais dabar jau pasikeitė, nes ir NATO atvažiavo, čia istorija irgi bus į mūsų pliuse. Ir Dakaro vėliava, jeigu matėte, didžiausia vėliava buvo Lietuvos, plevėsavo. Ir iš tikrųjų daug žino tą Lietuvą per krepšinį, per autosportą, tai smagu būti to dalimi. Taip, bet sakai, Lietuva labai maža, tai žinai, kuo mažiau žmonių, tuo daugiau vienybės galima iš dalies teikti. Maža Lietuva, bet širdis tikrai didelė. Tikrai taip. Ir taip pat noriu akcentuoti ir tai, kad labai džiugu, kad Dakare ta vėliava vis dėlto spindėjo iš toli ir matėsi. Tai labai džiaugiamės, kad tu garsini tą Lietuvos vardą ir tikrai tikiu, kad ne vienas žmogus dėka tave žinos, kur ta Lietuva randasi. Tai taip, tai turės žinoti, privalo žinoti ir, kaip sakau, mes esam vieningi ir kaip pasakyti, net nustebo organizatoriai, mūsų tokia maža Lietuva, bet važiuoja 6-7 lenktynininkai iš Lietuvos į Dakarą. O kur, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Vokietijoje, tai važiuoja gal 3-4 tik, o kur, kokia šalis, valstybė ir ten tikrai galėtų daugiau lenktyniauti lenktynininkų. Bet gal ne visiems tas duotas yra, žinai, nes kiekvienas turi savo stichiją, tai dainavimas, tai kaip pasakyti, dainavimas, krepšinis, futbolas, kiekvienas pasirenka savo tą gyslelę ir kiekvienas kažkokį hobį turite. Kažkas sportuojat labiau, hobis pramogai, tai kiekvienas palei savo galimybės. Tikrai taip. Gerai, nukrypkim nuo Lietuvos, grįžkim prie Tauragės. Tai Tauragė yra tikrai palyginus mažas, nedidelis miestelis, bet jisai yra didus savo žmonėm ir labai sunku nepastebėti apskritai tavo bendradarbiavimo su Tauragės rajono savivaldybė. Tai iš kur šitas ryšys atsirado?
Ryšys tai paprastas, nes aš pats tauragiškis ir būkim teisingi biedni, valstybė neparėmė manęs, o Tauragės savivaldybė prieš Dakarą parėmė 50 000 ir pasaulio čempionatui irgi skiria 50 000, tai 100 000 aplamai skirta mano, kaip pasakyti, lenktyniavimui, bet todėl ir yra Tauragės vėliava, akcentuojama Tauragė ir Tauragės kultūros sostinė yra. Ir tai yra bendradarbiavimas, kartu siekimas garsinti Tauragę ir Lietuvą. Ir manau, kad tikrai Tauragę daugiau žino žmonių. Ir mes tikrai dar pasistatysime areną 26. Sporto arena ar ten halės arena, nežinote, aš nežinau, jeigu matėte kažkur, tai tikrai klesti Tauragė ir aš, kaip pasakyti, jeigu man kažkada galimybės kažkur su lenktyniavimu, jeigu man teks išvykti, tai aš turėsiu išvykti, bet Tauragė ramu iš tikrųjų, aš buvau Vilniui, ten kamščiai mane nervuoja, tai atvažiavai Tauragę, reikia įvykti į kitą vietą 5 minutės, o Vilniui, jeigu nori susitikimą, turi valandą jau suplanuoti, anksčiau išvažiuoti. Nu žodžiu, Vilniui greičiau laikas bėgo, čia aš pats dar medžioju, mano šeimyna irgi žvejoja, medžioja, tai mes turim tokį hobį visokių, medžioti, žvejoti, turim dabar po pokalbio, rytoj mūsų yra GBI balius įmonės ir važiuojam į Balskus, tai žinot tvenkinį turbūt Balskų, tai mes turime ten sodybėlę, tai bus tikrai karšta rytoj šventė, tai smagu gyventi, džiaugtis gyvenimu ir įkvėpti žmonės, nes irgi pas mūsų žmonės, kurie dirbantis, irgi siekia savo tikslų, nes nori, kad matytų, kad važiuotume Dakare, tai kiekvienas su savo tikslu, sakau. Man atrodo, klaidą padarai išduodamas vietą, kur rytoj baliavosit. Tai labai sunku rasti, tai jūs ten norėdami nerasite. Nu kur jau, man atrodo, pasisteng šitas jaunimėlis tave surasti. Gerai. Užsiminėjai apie Vilniaus kamščius, žinok, aš irgi jų nemėgstu, bet aš vis tiek turiu paklausti tavęs, kaip tau su kelių eismo taisyklėm? Visiems vienodos sąlygos, tai kaip ir visi jūs pasakytumėt, gerai, nu kaip yra taisyklės, turi atsargiai važiuoti, negali viršyti, nes teisės yra svarbiausia, o eismas geras, ką žinau, ramu. Amerikoje pamatytum, Saudo Arabijai, kaip ten eismas vyksta, tai bet kaip kažkas belia kaip važiuoja, ten nežinau, kaip įsilaikė teisės, o čia mes labai palei taisyklės esam išmokinti gyventi, o tenais Saudo Arabija ypač tenais rabinais, ten yra kitokie žmonės, labai kitokie. Bet ar nesinori spustel to gazo pedalo? Tai kai niekas nemato, tai gali spustelti, o kai mato, tada važiuoji ramiai. Kiekvienas, manau, vis tiek mėgstat paviršyti tą ribą, palaikyti iki teisų neatėmimą. Tai čia kiekvienas nevažiuoja. Aš tai, pavyzdžiui, jeigu atvirai, tai jeigu 90, aš bandau 100 važiuoti, nes man 90, aš viršiu, aš jau baudą darau. Bet niekas nepagauna, tai niekas ir nežino. Ne veltui sakė, kad vaikystėje buvo padūkęs labai. Tai čia 100, tai kur leisnas greitis 90, 100, tai čia nedidelė nuodėmė, manau, padarai. Žinau, ką tik policijos mašina pravažiavo. Tai manau, kad jie patys viršė irgi tą greitį. Tiesiai šviesiai atvirai. Gerai, o dabar žiūrėk, pereisim prie žaidimuko. Šitą dalyką tu tikrai nežinojai. Aš tikiuosi, kad visai puikiai pavyks, gerai? Prasitreniruojam. Tau reiks pasirinkti vieną dalyką iš 2. Tai gerai. Gerai? Pasiruošęs? Jo, pasiruošęs. Tai gerai, bus pirmas mūsų klausimėlis. Tai geriau laimėti prizinę vietą ar nelaimėti, bet pagerinti savo asmeninį rekordą. Laimėti prizinę vietą. O kodėl? Nes rekordas, ta prasme rekordą, tas klausimas labai toks atsakymas turi, nežinau kaip tau atsakyti. Gali pakartoti dar? Geriau laimėti prizinę vietą ar nelaimėti, bet pagerinti savo asmeninį rekordą.
žiūrint kurioje priziniai vietai, ta prasme, pasaulio čempionato Europoje, čia aš pasirinku prizinę vietą, nes tada, kai tu esi pirmas ir laistai šampano, tai yra smagu kiekvieną kartą. Gerai, bet tu negalvo, kad mes taip rimtai toliau ir šnekėsim. Blondinės ar brunetės? Blondinės. Kodėl? Nežinau, kaip pasakyti, blondinės. Kodėl? Kodėl, kad jos gražesnės? Įžeidimas brunetėm, klausykit. Bet tai irgi tu brunetė blondinė, tai čia hybridas dabar gaunasi. Tai Gerai, eina prie kito klausimo. ar juodi tikrai plaukai turi būti visokie? Bet visos merginos yra gražios, kiekviena turi blondiniškus plaukus, geltonus, žalius, nesvarbu, bet savotiškai visos yra gražios. Išsisukai. Labai gražiai. Gerai. Apie maistą. Vištiena ar kiauliena? Vištiena. Sveikai tai pasirinkai. Nes kiauliena sunkina, tai nebent šašlykas, va tas kartais pavalgai, bet tu po šašlykų taip apsunkiai, kad eini gultis. Tai vištiena kažkaip sveikiau skamba. O kava ar arbata? Kava. Šitą, man atrodo, irgi, kai išgeri biškį migdo, ne? Ne, aš geriu espresso, tai itališkas mažas puodelis. Tu atsigeri, kofeino gauni, nes visą laiką ritualas, kai Dakare važiuoju 15 dienų. Ir kiekvieną rytą turi pusryčius ir kiekvieną rytą geriu espresso kavos, nes mane veikia. Gerai, kad tave veikia. O tu arbatą ar kavą mėgsti? Arbata. Arbatą. Juoda. Juoda. Tai juoda ir žalia pala veikia. Žalia lygtais veikia. Juoda irgi veikia. O žalia ir juoda geriau veikia, nes tu jeigu arbatas mėgsti. O ką publika atsakys? Sakė, visos veikia. Viskas veikia, ką tik duosi, tą ir gersi, viskas gerai. Taip. Gerai, sekantis klausimėlis. Dviratis ar paspirtukas? Dviratis. Tai ką, su viena koja pasispirt neišeina? Dviratis smagiau, manau, daugiau pasportuoji. Teisingai. Akiliausiai ir tie, kurie daugiausiai girdėjo ir įsiminė, tikrai girdėjo, kad Rokas sportuot mėgstagi. Gerai. Dabar savaitę nesportuoju, tik su bagi važinėjęs, bet ta fizinė forma pas manęs nesiskundžiu, nes aktyviai gyvenu. Dėl šito, man atrodo, niekas negalėtų abejot. Gerai. Bet laikas bėga, nežinau, kaip jausiaus 45 metų. Įdomu bus sužinoti. Amžinai jaunas, nepergyvena. Metai eina, gali paklausti vyresnių žmonių, kaip jiems buvo 23 metai. Ir jeigu dabar 42, 41, tai jie tikrai tau pasakys didelį skirtumą. Gerai. Gyventi mieste ar kaime? O ką tu vadini kaimas? Kai gyveni vienas? Ne. Kai net parduotuvės nėra šalia. Ne, tai miestas. Tada kaip aš į parduotuvę davarysiu? Gerai, apgalvota. Baršiai ar šalti baršiai? Vasara šalti baršiai, žiemą baršiai. Kažkaip tu visi išsisuki čia lengvai. Aš tai pagalvojau, sakau, kad ir tą mėgstu, kaip man čia padaryti į vieną. Tai taip ir sugalvojau kažkaip. Gerai, o dabar žinokit metų klausimas. Įsivaizduok, išaušo metas pusryčiams. Ką darai pirmiau? Pili pieną ar dribsnius? Dribsnius ir pieną tada piluoju, viskas ir valgai, jeigu nori. Toks įdomus klausimas. Čia, žinok, tas klausimas buvo tokia anomalija, čia visi bandė atsakyti ir tikrai yra, kurie daro atvirkščiai, tiesa? Aš jau senai valgiau, bet iš tikrųjų man kai buvo kokie 12-13 metų, ne, 12 jo, tai aš valgydavau beveik visą dieną juosius. Bet tai jau reiškia, atsivalgiau, todėl dabar nebevalgau jau. Nu taip, nes vištieną valgai. Na, vištiena, pica, ta prasme, kas skanu, tą valgai. Gerai, grįžtam prie panų, vyresnės ar jaunesnės? Vyresnės. Kas čia dabar? Tu vyresnės yra vyresnės. Gerai.
Daugiau gyvenime mačiau, gal patarti tau, pasakyti, bet ir jaunas turi mokintis. Irgi, iš vyresnių. Tai va, po to jaunas vyresnis tampa, taip kartai ir eina. Bet žinai, tu pavyzdžiui, jeigu pasimtum Nu, ta jaunesnį, tai tu vyresnė- būtum vyresnis, tai tu galėtum mokyti. Nu, priklauso nuo kelių metų čia tu vyresnis skaitos. Nu, tai jau- 23, aš irgi jau vyresnis už tave. Oi, žymiai. Tai va, tai aš jau senis, reiškia. Ne. Tai va, tai jeigu va, vyresnis yra nuo 25 metų, va to tarpo, ar nuo 30, tai tada sakau vyresnis. Tai taip. Tada jo, vyresnis. Pasilieku prie vyresnių. Nu gerai. Bamba, Raudi. Audi? Šilalė, kokia jūsų reakcija? Gerai tave palaiko. O dabar suvelsiu smegenis. Ar žinai, kad race car ir skaitant iš kito galo yra race car? Ne. Sužinojai. Nes negali būti, galvoju, pamaus mane, bet nepamojai. Reiškia, atsakiau teisingai. Gerai galvojai, vadinasi, ne veltui įsivaizdavai kažką. Ne, aš tai trumpai, žinai, pasišnekėjau su savim ir viskas. Puikiai. iPhone ar Samsung? iPhone'as. Tikrai vienareikšmiškai iPhone'as ir norėčiau pabandyti Samsungą, bet žinau, kad susinervinsiu, pakeisiu iPhone'ą. Labai logiškas sprendimas. Gerai. Google Maps ar Waze? Waze, nes mato trikojus. Ir dar sako, paiso taisyklių ant ribos. Ne, nu tai matai, kur ar netgi rodo numuštą žvėrį, netgi viską matai. Gali pasisveikinti su per Waze'ą nematomu draugu. Ai, tai dabar bandai išsisukti, ne? Ne, Waze'as iš tikrųjų geriau veikia, čia nereikia jų reklamuoti, bet Google Maps'ai biški kartais stringa, tai manau, kad patvirtins kolektyvas su manimi. Patvirtinsit? Gerą publiką turim, tikrai labai galim pasidžiaugti ją. Tai čia publika, matau, keletą išėjo, bet dauguma pasiliko, matau. Matyt, labai Bet tokie įdomus. liūdni, pavargę, matau, yra. O, hebryki, viskas jau paviškai įsivažiuoja. Nu, žinai, apkatkė, kol pasidarai, po to po 9 iki ryto tada. Ir galėsim kalbėti iki ryto 6. Man atrodo, tu šiandien neišvažiuosi. Gerai. Na ir paskutinis toks su prieskoniu, kaip vyšnia ant torto, va tai pasakysiu. Duosi torto, vyšnių? Ne? Būtų gerai. Galėtų paruošti. Nu galėtų kažkas Būtume pavaišinę. atnešt, nu. Jokavai. Ne, žiūrėk dabar. Kebabas su česnakiniu ar pikantišku. Pasakysi mišrus, ištremsiu. Nu, nepykit, miksas vis tiek man. Bet mažai padažo. Nes kartais būna kebabinėse, kad privaro to padažo tiek, kad gali su šaukštu tik varyti ir varyti. Tai aš visą laiką paprašau mažiau padažo, nes norisi to tikro kebabo skonio, ne padažo skonio. O žinai, kad yra taisyklės ir jų reikia laikytis. Ne, mačiau, nėra niekur užrašyta. Tai taip jisai ir su kelių eismo taisyklėm elgės, akivaizdu. Prigavau. O kodėl? Tu ko pikantišką mėgsti, česnakinę, ar mėgsti iš viso apie padažą? Kodėl tai mane? Ai, aš Nes visaip. man klausia, aš tau atgal. A tu nevalgai kebabų? Nemeluok, kad nevalgai. Manau, matos, kad valgau. O kodėl taip sakai, kad matosi? Šiaip. Šiaip. Ne, šiaip aš irgi miksuoju, bet norėjau vis tiek tavai spastus, bet nepaėjo. O tai va, tada visi čia, manau, mikseriai esam. Ar tikrai? Turi daug pasiekėjų. Gerai. Tai jau galime eiti link pabaigos, matau čia su tuo česnakiniu ir miksu ir pikantišku nepramušiu nieko. Tai prašom kūrybiškai dabar galvot. Kokia tavo didžiausia svajonė? Tai aš turbūt svajonė buvo tapti Europos čempionu, įvykdžiau tą svajonę. Svajonės, kad tokia didelė svajonė, nu, labai sunku pasakyti.
svajonė, tai kad būtų sveikas gyvenimai, neturėtų jokių problemų su sveikata. Tai tokia svajonė gal būtų, iš savo pusės, bet jeigu svajoti, tai... Girdi mane? Tai laimėti Dakarą, čia vienareikšmiškai iš vienų svajonių, nes yra sudėtingiausias varžybos pasaulyje. Tai laimėti Dakarą būtų, manau, mano gyvenimo ne tikslas, bet vienas iš tikslų padarytų, jeigu man pavyks kažkada. Labai gražu, tikrai pagirtina. O dabar dar nepaleisiu tavęs taip paprastai, tai prašysiu tavęs palinkėti kažko gražaus Šilalės jaunimui, visiems pokalbiai su nejaunimu, klausytojams ir žiūrovams ir apskritai visiems jaunuoliams, kurie klauso mūsų, kažką gražaus palinkėk, ypatingai tiems, kurie nori kažką daryti, bet neturi drąsos tam pradėti. Šilalė, rytoj gerai, pašvęskit, nes rytoj koncertas, šventė, tai čia tos nuotaikos turi būti kurti ir Šilalėj, kad tokia šventė yra, ne jaunimui, smagu, kad atvarėt ne jaunimas, o jaunimui, kad dar yra tų jaunų, kam įdomu, nes šiais laikais jauni žmonės niekur nenori išeiti, nieko nenori matyti, nori tik su kompu draugauti, nori matyti tiktokus, visokias nesąmonės ir mokintis iš visokių pijokų, kurių nereikėtų mokintis gal ir mažiau leiskit ne jaunimas vaikams žiūrėti nesąmonės, o jaunimas siekit savo tikslų, džiaukitės vaikystę ir gyvenat vieną kartą, tai mylėkit vienas kitą ir džiaukitės gyvenimu. Ačiū labai jums, kad susirinkot ir smagu. Labai faina. Taip, tai va šita gražia proga tikrai dar garsiai paplokime ir... Plojam, važiuojam! Jisai užvedinėjo, jūs man nieko nereikia papildomai daryti. Tai čia tau yra menka dovanėlė nuo mūsų visos komandos. Džiaugiamės, kad... Jo, čia galėsi, žinok, tos nemėgiamos arbatos užsitaisyti. Tai labai džiaugiamės, kad atvykai čia, kad buvai mūsų dalimi. Tai ačiū visiems klaususiems, buvusiems čia ir sakau iki kitų kartų. Taip, atsisveikinam su visu. Nepamiršk mūsų sekti Facebook ir Instagram platformose, kuriuose daug tau naudingos informacijos. Projektą finansuoja ES, o mus remia Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, Šilalės atviras jaunimo centras Pulsas ir Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga Apskritasis stalas.